Tarti sveikinimo žodį. Na, manau, trumpai reikėtų. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Ukmergės rajono profesinių sąjungų bendryja 50 metų sukakties proga dėkoja Ukmergės rajono žemdirbių profesinės sąjungos pirmininkui Vincentui Bonikoniui ir aktyvui už profesionalią, aktyvę, principingą ir nuoširdžią veiklą, atstovaujant ir ginant profsąjungos narius bei darbuotojus. Stiprios sveikatos, puikios kloties, naujų idėjų ir brandžių planų jūsų veikloje ir asmeninėme gyvenime. Ukmergės rajono profesinių sąjungų bendrijos valdyba. Labai dar prašo žodžio mūsų rajono medikų profsąjunginė organizacija. Aš turiu. Labas vakaras visiems. Kadangi mes medikai neturim, slaugytojas neturim berniukų, tai mes pasiskolinam vieną iš policininkų, net broliukas. Mes norim pasveikinti pirmiausia rimtai, o paskui su humoru. Gerai, ponas Bonikonius. Gerbimiai Ukmergės žemės ūkio profsąjungos nariai. Ne širdis nenusensta ir nežyla, jeigu ji turtinga ir darni, lyg saulės spinduliuose sušyla tiems, kuriems tu šilumą dalini. Dešimtmečiai praėjo, širdį gerumo neužgniaužia ir jis išsaugotas tarp vėjų, visus dar šilda tarsi laužas. 50-mečio proga Ukmergės žemės ūkio profsąjungos narius sveikina Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Ukmergės pirminio sveikatos centro pirminė grupė. Norėtume įteikti šitą sveikinimą ponui Bonikoniui. Tokio didelio jubiliejaus dar nešvenčiant, mums tik šįmet sukaka 20 metų, tai mes turim tokią savo išleidę metraštį, tai norėtumėm, kad ponas Bonikonis kartais pavartytų, čia labai daug gražių moterų yra, tai pažiūrėtų, ką jos veikia ir kaip sveikatą taiso. Tai va čia norim supažindinti mus su mūsų Lietuvos slaugos specialistų organizacijos 20-mečio veiklą. Kadangi mums tik 20 metų, tai mes dar tokie ploni, kai bus 50 pastorėsim jau. Nu tai kaip medikai yra be, dabar šiandieną vyks renginys toks linksmas viskas, bet vis tiek mes visą laiką esam pasiruošti suteikti pirmą pagalbą. Jeigu kas jums blogo atsitiks, tai žinokit, kreipkitės, ten stalas prie vienybės. Vienybė mus neužgožė šį kartą, bet vis tiek mes ten šalia esame. Tai aš norėčiau įvardinti, ponas Bonikoni, kadangi jūs tenais vis tiek jau išmokat per tiek metų suteikti pirmą pagalbą, tai va čia kas yra įrankiai kokie ir kam jie skirti. Gerai? Čia, kad neusisėdėtumėt ilgai, netaptų vidurių užkietėjimas. Tai čia eleksyras širdžiai, kad širdies lašai, šitą jeigu kam bloga, tai kreipkitės ten, širdies lašai yra. Taip. Artėja toks sezonas, kai reikia apsisaugoti nuo gripo, apsauga nuo gripo. Taip, ir šitą. Paskui ponas Bonikoni, viską reikia steriliai atlikti ir širdies lašus, tai va, pirštinės, užmauk, Jolanta pirštinės, kad čia būtų sterilus. Tai, mediciniškai, taip. Jau šitą. Paskui, žinot, šiandien vis tiek, kad ponui Bonikoniui tam tikriems nuo gražių moterų, nuo viso žavesio, viso nepasidarytų blogą, tai kas, jeigu bloga būna, kas? Validolis, taigi žinot, jau čia buvo validolis. Taip. Nu ir
žiūrėt, kadangi jau artėja, sako, 50 metų, jaunystė baigėsi, vaikystė ne už kalnų, tai va čia, kad vaikystę prisimintumėt. Ir dar, kaipgi pirmoji pagalbai, be švirkšto, be šito. Kam panaudoti jos? Tai jau čia pačiam tegul sugalvoja, gerai? Pirma pagalba bus suteikta, šiandien medikai ilsisi, tai viskas yra pono Botnikonio prerogatyvoj. Ir dar aš labai atsiprašau visų ir noriu pasinaudoti progą, kad kaip tik mūsų tarpe yra mūsų viena kolegė, labai sena profsąjungos narė, kuri irgi švenčia jubiliejų ir norėtume mes visi garbingai ją pasveikinti, tai mūsų Birutė, kurie irgi toksai pat gražus jubiliejus. Tai paplaukim visi jai. Birutė, ateik čia, prašom. Ateik. Tai labai susigėdino. Tai vyrai prašo, tai mutiniai šaukinti žinot ką. Jubiliatė.